BetSafe Casino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery. Reach for more. Sveiki visi. Nežinau, kurio poros metu mus žiūrite. Jo, bet Ramūnai, dėl įdomumo pasisveikinkim. Tu sakyk labas rytas, aš sakysiu labas vakaras. Sveiki visi, labas nakt. Kažkaip šį savaitgalį porą rimtų renginių. Vienas iš jų uždarinti sezoną pasaulio ralio čempionato finalas Japonijoje ir Formulė 1 žinoma tokioje vietoje, kur lenktynės matyti yra 15 vietoje. Nors tai 22-asis pirmos formulės pasaulio čempionato etapas. Jo, čia apie Las Vegasą, taip. Jo, ir aš irgi komentuodamas tuos abu renginius nelabai žinau, kaip sveikinti su žiūrovais, nes tikimybė, kad žiūrės tiesiogiai kažkas ten antrą nakties ar bet kurią kitą valandą nakties nebuvo. Artima nuliui. Jo, ir komentavimas irgi panašiai atrodė, nes kažkaip organizmas vis tiek, kaip tu jam besakytum, kad čia veiksmas vyksta ir reikia dalyvauti jame, bet jisai vis bando tą grandinę prie būdos pririštą timtelę tave ir truktelėti į miego pusę. Bet neužmigai komentuodamas? Ai, ten buvo visokių nesąmonių, bet, yra kaip yra, geriau nebus. Nuo ko pradedam? Nuo formulės gal, kadangi tai dar nebuvo jau visai taškas, bet taškas tam tikrą prasme buvo padėtas, nes Maksas tapo čempionu ketvirtą kartą. Taip, ketvirtą kartą. Nors tas jau senai kabojo ore. Ir šiaip jau sakyčiau, kad Norisas labai teisingai pastebėjo, kad čempionatas buvo laimėtas Makso jau 6-ame etape. Jo, per pirmas 5 lenktynės. Visa kita buvo tik tai, tokios kabančios ore balionai, kad o gal ir taip toliau ir panašiai. Pavykdavo Norisui kartais prisivyti, bet realiai ir sezono patį galą, jeigu pažiūrėsim, kai jau atrodo, lyg tai Norisas turėjo daugiau kozirių savo rankose. Tas atstumas nemažėjo. Lemiamų momentų Maksas atrodo vis taip, turintis tokių... Aplenkdavo, taip. Kai reikia. Ir beje, Zakas Braunas, McLareno komandos vadovas, yra sakęs kažkada, kad Maksas gali laimėti tik su geriausia mašina. Nesąmonė. Tai po Las Vegaso Maksas priėjo prie Zako, paspaudė ranką ir sakė, matai? Aš galiu laimėti ir su ne pačia geriausia. Beje, o pačios Las Vegaso lenktynės, aš tiesiog net nežinau, kaip jas komentuoti, nes aš įsivaizduoju, kad daugelis žmonių dirbančių su technika, su padangom, su visais reikalais susijusiais, su lenktynių savaitgaliu, su greičiu trasoje, su viskuo, ko gero sunkiai galėjo ir prognozuoti, ir įsivaizduoti, kas dėsis trasoje, nes viskas, visi pinigai, kuriuos susikišai automobilio tobulinimą, viskas negalioja lygtai. Tu atvažiuoji su įdingo automobiliu, kurio įda toje trasoje tau duoda privalumus. Aš kalbu čia apie Mercedes. Nenorėčiau, kaip sakyt, niekaip šešėlio mesti ant Merso šaunumo ir visa kita, bet realiai jų automobilio trūkumai pasitarnavo jiem patiem nežinant, kaip privalumai būtent toje trasoje. Trasoje, kuri vizualiai atrodo kaip ledo čiuožimui skirta vieta, ar ne? Jo, atrodo labai slidu. Blizgus paviršius ir kai pasižiūri į termometrą antrą treniruotę, aš man atrodo pasižiūrėjau 6 laipsniai plus. Ten jau po 10 vakaro tuo metu. Šiaip jau, kai kalbam apie Las Vegasą, ko gero 6 laipsniai, šiaip jau skamba labai neįprasta jiems. Kažkaip keistai, nes aš kiek girdėjęs įspūdžių žmonių, kurie ten buvo vaikščioję ir panašiai, bandė pavaikščioti toje vietoje, kur trasa yra. Tai sakė, pasigailėjau to, nes virš 40 laipsnių karštis. Limpa koja. Visi žmonės tam požeminiam pasaulyje ten dalyvauja, kur kondicionuojamos visur patalpos ir panašiai, o ant saulės 40 plus laipsnių, kas ten gali ką veikti. Tai 6 laipsniai žemos temperatūros ir, ką tai gimdo, kokia pagrindinė problema tos visos situacijos. Padangų šildymas, aišku. Taip, tai yra, kad kai turim tokį žemą sukibimą ir vėlgi trasos charakteristika tokia, kad
dominuoja ten greitos vietos. Na, nekalbėsime apie beveik 2 km tiesiai, ar ne? Berods Martinas Brandlas ar Jensonas Buttonas, nesužiūrėjau per Sky Sportą, jie komentavo ir kažkuris iš jų sakė, kad tai atrodo kaip gatvių lenktynių trasa, bet greičiai kaip Silverstone. Taip, greičiai, nerealūs greičiai ir man kas patinka, šaunu, kad jie neužlėtino niekur taip, kaip pavyzdžiui, Meksikoje padarytas tas stadiono. Aš suprantu motyvus, ten padarytos pagrindinės tribūnos. Taip, ten labai žmonės, gražu. Kad kuo ilgiau matytų. Ir taip, kad jie kuo ilgiau matytų tą mašiną, tai ten tokia virškinimo traktas toksai padarytas, žinai, kai jau po skrandžio jau apvirškintas maistas praeina ir čia pasižiūrėkime, juos galim nusifotografuoti. Tai jie nepadarė tokios vietos. Na, ten buvo tokių biškį lėtesnių vietų, bet iš esmės trasa greita ir žemas kadangi greita trasa, tai sparnų atakos kampai atitinkami. Dėl ko kilo tas didelis, vėl prisiminė visi, kad Red Bullis atsivežė Monzo specifikacijos sparną, o Monzo specifikacijos sparnas jų buvo padarytas iš man atrodo, Spa specifikacijos sparno. Tai yra, kad šiais metais, mes visi žinom apie biudžeto lubas, tai Red Bullis nusprendė, kad 2 lenktynėm daryti specialų sparną. Nėra prasmės. Tai yra, kalbama apie Monzą ir, žinoma, apie Las Vegas, ar ne? Nesąmonė. Tai yra, ne nesąmonė, bet tuos pinigus mes išleisime kažkur geriau, ar ne? Bet teko pasimti Bulgarkę. Ir jie, taip. Su Bulgarkė jie padarė iš Spa specifikacijos galinio sparno, padarė Monzos specifikacijos sparną ir atsivežė tą sparną čia į Vegasą, pavažiavo pirmose treniruotėse penktadienį. Miau, 7 km per valandą deficitas toj tiesioji. Gerai, Hansai imk šitą įrankį, mažinam dar profilį. Tai kodėl mes apie tą galinį sparną kalbam? Kad kitos rimtos komandos turėjo Monzo specifikacijos tą žemos prispaudžiamosios galios ir mažo pasipriešinimo oro į galinį sparną ir jie atsivežė tą sparną. Na ir paskui tik žaidžiama buvo su tuo garniui flapą vadinamu, tuo tokiu kampuku ant galo, kurį tu gali uždėti, nuimti, šiek tiek koreguodamas pasipriešinimo ir prispaudžiamosios galios tą balansą. Red Bulliui teko koreguoti čiut daugiau. Taip. Ir tu matai, kaip jie nupjovė tą sparną? Tai viskas, aš mačiau net kaip pjovė. Nes viskas yra... Anot Red Bullio jie vien tik tai tiesiosiuose vienam rate prarasdavo 60-asis. Ir kai tu atvažiuoji, kaip sakyti, jau su padėtų tokiu ant svarstyklių lėkštės tuo svorio, ar net 60-ųjų, tai kalbėti apie pergalę tokiuose lenktynėse nėra prasmės. Tai va, tai aš čia labai iš tolių užėjau į tai, kas vyko ir kas buvo sunkiai suvokiama ir padaroma toje trasoje. Aukštas vidutinis greitas, žema temperatūra, žemas paviršiaus sukibimas, tai yra idealios sąlygos gimti tam padangų grūdėjimosi vadinamam fenomenui. Mes jau matyti ne kartą esam pasakoję, kas tai yra, kaip tas gimsta. Problema ta, kad kai toks žemas sukibimas, maži sparnai, kurie neleidžia jo didinti, paviršiaus padangos labai yra linkę slysti paviršiumi asfalto. Padanga pati neįkaista normaliai, o tik tai paviršius. Tai paviršius linkę slysti, bet kadangi paviršius slysta, tai pačiam paviršiuje staiga aukšta temperatūra atsiranda. Taip. Ta prasme, kad padanga įkaista tik paviršiuje. O padangos konstrukcija visa, karkasas, jisai nepasiekia net darbinės temperatūros. Ir tada tame paviršiuje, panašiai, jeigu jūs purvinas turite rankas, ar ne, suprakaitavusias ir jūs patrinsite ranką kitą ranką, tai paviršiuje tokie, mirusios odos voleliai atsiranda su purvu kartu, ar ne. Tai tas pats darosi padangos paviršiuje protektoriaus. Atsiranda voleliai, o tie voleliai, kadangi jie nėra prikibę realiai nei prie asfalto paviršiaus, nei prie padangos paviršiaus. Jie veikia kaip guolis, kaip smėlis tarp, ir padanga slysta dar labiau, tą fenomeną didindama. Ir kai tu turi tokią problemą,
tu vėlgi negali sušildyti padangos visos konstrukcijos, nes tu visą laiką slysti ir vis labiau slysti. Ir tas labai gerai matėsi Leclerco pavyzdžių lenktynėse. Kai Leclercas labai išmaniai pasinaudojo varžovų, taip sakant, tarpusavio kovomis ir pirmajame tam užtestame kairiame posūkyje, jisai pasirinko vidinę trajektoriją ir jam bevažiuojant tą vidinę trajektoriją tiesiog matosi, kad varžovai traukiasi, o jisai jau ištiesindamas vairą jau gauna sukibimą ir jisai pradeda akceleruoti anksčiau už savo kovojančius varžovus ir jisai puikiai pakilo į antrą vietą. Na ir lenktynių pradžioje, sakyčiau, taip atrodė, Leclercas vejasi tą pirmaujantį Russellą ir jis taip viskas, jau jisai pradeda atakuoti. Bet Pirmas bandymas ir kas įvyksta tada, kai tu važiuoji, kadangi trasa, dar vienas dalykas prisidėjo prie tų aplinkybių, kurios Mercedeso pergaliai, taip sakant, pamatus dėjo. Tai yra tai, kad tai yra vienintelė miesto trasa, kur savaitgalio metu trasa atidaroma eismui. Tai yra, kai Formulė nevažiuoja, ten pagrindinė gatvė Las Vegaso, ten reikia važiuoti, pristatyti prekes, žmonės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai reiškia, kad atsiranda daug purvo. Organizacinių požiūrių aš neįsivaizduoju, ką padaryti, nes ten minios žmonių, minios automobilių tame dalyvauja. Taip, bet kaip ir tu sakai, automobiliai išvažiuojantis į trasą, kuri buvo tik ką naudota, vėl priveža smėlio iš dykumos. O svarbu, kad ten visiškai šalia dykuma. Ir taip, kiekvienai sesijai prasidėjus važiuoja automobiliai ir jie kelia stulpus tų dulkių. Ir mes stebime rato įveikimų laikus ir jie ten sekundėmis, po kelias sekundės greitėja besivalant lenktyninį trajektoriją. Taip, bet kur visi stengiasi važiuoti? Jie visi stengiasi važiuoti lenktyninę trajektoriją, kuri išsivalo geriausiai. Ir štai, kai Leclercas prisivijo Russellą, jam teko ieškoti būdų, kaip jį aplenkti. Tai yra važiuoti į nešvarę. Taip, jis išvažiavo į tą nešvarę trajektoriją, jo padangos pradėjo slysti ir pradėjo tas grūdėjimosi fenomenas. Tiesiog suintensyvėjo. Taip, ir jisai atrodo lyg išsijungė Leclercas. Vienu metu ta formulė tiesiog tapo sunkiai valdoma. Taip, ir 2-3 sekundės per ratą pablogėjo laikai. Paskui Sainzas pasivijo aplenkė, ten kilo vėlgi drama, Leclercas, tai kaip čia? Bet apie tą dramą. Ferrari, Leclerco inžinierius pasakė, mes paprašėme Sainzo tavęs nepušinti. Turėdami omeny tą efektą jo. Bet Sainzas pravažiavo kaip prastovinti ir Leclercas sako, o jūs ispaniškai nebandėte jam pasakyti? Tai va, tai čia mes grubiai šnekant aptarėm viską. Kaip su tuo kovoti, aš neįsivaizduoju. Jeigu tu sugebi nepersistengti su slydimu, tai yra, jeigu tu turi komfortą važiuoti kažkokiu mažesniu greičiu, jeigu tau pavyksta šiek tiek pašildyti realiai padangos karkasą. Bet tas bajeris ir yra, kad iš tos būsenos išeiti yra labai sudėtinga. Labai klaikiai. Nėra kaip galimybė yra. Bet reikia nemažai ratų, dėl to ir buvo kalba tarp Ferrari inžinierių, kad tegu Sainzas nepušina Leclerco, jisai susitvarkys, tipo ir grįš į greitį. Nes jeigu tu sugebi neslidinėdamas, sumažindamas važiavimo greitį, važiuoti geriausio sukibimo trajektoriją ir metodiškai lėtai, bet sušildyti padangas, tai paskui tau atsiranda galimybė išsivalyti tą pravalyti paviršių padangos ir tada padanga jau pradeda generuoti tikrai gerą sukibimą. Tai vat kokiose sąlygose važiavo Mercedesai savaitgalį ir, aišku, atsitinka klaidų, ypač kai toks prastas sukibimas ir tu ten ant blakstienų turi važiuoti, ką parodė ir nuostabus Piero Gasly rezultatas kvalifikacijai. Čia po Brazilijos dvigubo podiumo Alpine komandos. Ir vėl
potencialiai Gaslio podiumas. 3 vieta kvalifikacijoje, bomba kažkokia, kažkas nerealaus, ar ne? Jo. Jie šoktelėjo 3 pozicijom konstruktorių taurėje ir staiga Gaslis 3 kvalifikacijoje. Wow, jie šoktelėjo 3 pozicijom ir dabar dar toliau nustumsta, ne? Tai Hasui duosim į kaulus. Tai va, bet kai yra tokios sąlygos, tai va tokiam šūviam yra įmanoma. Ir, na taip, Hamiltonas prisidirbo šiek tiek kvalifikacijai, tai yra, na, mažos klaidelės, bet jos labai didelės pasiekmes sukuria. Nes jeigu tu kažkur biškis lysteliai, viskas, tu vėl keliuose vietose aukoji laiką ir tas ir atsitiko Hamiltonui, kad jisai į 10 pakliuvo, bet 10 jisai abu sudegino savo greitus ratus. Russellas Nors tikėjosi pozicijos realiai. Ir pasižiūrėjus, kaip Hamiltonas važiavo lenktynėse. Jo, ir FP1, FP2 pirmas laikas, FP3, man atrodo, antras. Jisai, jeigu būtų bent antras stovėjęs starte, na, jeigu Russellas būtų laimėjęs kvalifikaciją, o jisai, tarkim, būtų antras blogiausio atveju, ar ne, tai jisai būtų nesunkiai, man atrodo, susidorojęs ir su Russellu. Jo, bet Liujisas šitame etape žiauriai patiko, iš 10 vietos, nu tikrai fantastiškai važiavo. Ir kai mes įvedam visas dar tas aplinkybės, kad lenkdamas tu turi išvažiuoti, jo, potencialiai. Ir jam teko būtent, tai yra negeriausiose sąlygose dirbti ir jisai sugebėjo tokį rezultatą atvežti. Bet matai, kokie lenkimai to ilgiausiai tiesioji, ten 1,9 km. Taip, beveik. Aplenkė su DRS-u net iki stabdymo. Taip. Pakanka tiesiog tiesiosius. Taip. Ir turėkime omeny, kad dėl to, kad galinio sparno atakos kampas yra itin mažas, DRS-as duoda minimalų efektą. Jo, jis yra labai neefektyvus. Pasipriešinimas, sumažėjimas pasipriešinimo atidarius galinį sparną. Skirtumas labai mažas. Labai mažas yra, taip. Bet kai tokia didelė distancija tiesiosios, labai oro maišas didelį efektą duoda. Tai yra, kai tu važiuoji čia jau ir paskui, be DRS-o labai jaučiasi. Taip, ir be DRS-o gerai jaustusi. Tai va. Red Bullis prieš Las Vegasą užprotestavo dėl dalykų, kurie vadinasi Planck Satellite Skid. Čia kažkas tai, kas leidžia bolidą nuleisti žemiau. Tai yra tas pats, kalbama apie tą bibą vadinamą, tai yra priekinę dalį dugno, kuri, na, jeigu jūs žiūrite Formulę 1 ir matote tas kibirkštis braukiamas dugno, tai jinai faktiškai ta dalis, didžiąją rate distancijos dalį, didžiąją dalį liečia ta priekinė dugno dalis asfalto paviršių. Tai vat 8 komandom teko jį nusiimti, nes Red Bullis užprotestavo, kad jis kažkoks nelegalus. 8 komandose. Ir čia mes prieš tai buvo apie tą lankstumą reguliuojamą tarp uždaro parko ir safe zono ir Red Bullio atveju, ar ne? Jo, tai vat jie, aišku, pamatė tai berods Mercedes'e ar tai Ferrari'e, o pasirodė, kad ten 8 komandos jį ten tokį apylegalį naudoja, tai teko. Sezono galas ir visos tos istorijos į ten atgal. Tai, sakyčiau, tikrai toksai įdomus savaitgalis, kaip ir sakiau, ko gero tie už lenktynių kadro vykę judesiai, laiko praleidimas, įvairių žvaigždžių suvažiavimas į Vegasą. Ko gero, ten turėjo žymiai didesnę reikšmę visiems. Tu ir minėjai tuos Rolls Royce'us, kurie pilotus atvažiuoja. Jo, tai ir Stallone vaikščiojo po trasą ir ten daug visokių. Tu gal matei, kaip prasidėjo, aš nežinau, ar tu matei, kaip prasidėjo transliacija kvalifikacijos, kai rodo ten Las Vegaso vaizdus, ten paskui vos tokia erdvinė schema, kaip trasa su aplinkui tais pačiais kiečiausiais viešbučiais išsidėčiusiais. Ir paskui toksai plaukiantis kadras, priartinantis pro viešbutį, ant kurio Trump užrašas. Taip sakant, duoklė visiems, žinai. Okay. O aš pirmas į tą vietą jums sulysiu, nesitepdamas vazelinu. Tai vat, visa tai, ko gero, šį savaitgalį buvo žymiai svarbiau už pačias Formulės 1 lenktynės. Bet efektas didžiulis, aplink tą sferą, šalia visiškai trasa eina, kosmosas. Na, žmonės, kurie buvo tenais tamsių paros metu, tai ta skleidžiama šviesa tos sferos,
yra tiesiog, klaikiai dominuojanti ir aš įsivaizduoju, kad pilotam tiesiog važiuojant trasoje, ta sfera darė, tokia, net ne mėnulio, o saulės įtaka. Taip, dar iš pernai lenktynių, man atrodo, prisimenu, kad toj sferoj lenktynių metu, važiavimo metu, neturi būti geltonos arba raudonos šviesos generuojamos, taip, nes tai distraktina labai. Atkreipia dėmesį, kad ir lenktynininkai gali pagalvoti, kad pilotas nepainiotų su vėliavų tų degančių tablų. Nes toks intensyvus apšvietimas. Beje, dėl Gaslio pagailėkim vargšo, parėjo variklis. Nefinišavo, žiauriai gaila. Tai trečia kvalifikacijoje vieta. Paskui jis, aišku, ne akmeniu, bet, taip sakant, Jisai važiavo savo... Jisai važiavo į savo vietą. Iš trečios link savo vietos važiavo. Bet užtikrintai taškuose turėjo važiuoti. Bet vėlgi, kuo viskas baigėsi, labai puikiai paaiškina, kodėl Alpine komanda jau atrodo sutarę galutinai, nes jau yra viešai paskelbta, kad naudos Mercedes jėgainės. Ir ne tik jėgainės, netgi bent jau 26 metų, man atrodo, yra pasirašyta sutartis ir greičių dėžę naudoti. Okay. Tai gal tada tai yra, dažniau pasieks finišą. Tai yra, kad jie faktiškai perims Aston Martin komandos tą kliento sutartį, nes Aston Martinas perka viską ten irgi su galinė pakaba, greičių dėžė, viskas, variklis, visa hibridinė sistema ir panašiai. Okay. BetSafe Casino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery. Reach for more. Dar vienas mažas toks fun faktas. Maksas 4 kartą laimėjo, tai tarp jo 1 ir 4 pergalės yra 1078 dienos. Tarp 1 ir 4 pergalės. Okay. Sebastianas Vettelis tarp 1 ir 4 pergalės yra 1079 dienos. Tai jeigu lenktynės būtų sekmadienio, o ne šeštadienį, nes tai buvo šeštadienio vakaras Las Vegase, tai būtų absoliučiai toks pats laikas tarp 1 ir 4 pergalės ir Makso, ir Sebastiano. Klausyk, ir po to Sebastiano, kaip sakyti, yra ir baigėsi? Jo, tai jeigu tai labai sutampa. Ar mes čia tas lygiagretės ir paaišom monologiškai? Apie tai istoriją nutylė. Vėlgi, Maksas ne kartą, o šį savaitgalį itin daug kartų, matyt, žurnalistai kalbina tą temą, kaip to savo ateitį įsivaizduoja ir taip toliau. Tai, jisai visų pirma, toks leitmotyvas pradinis jo yra, kad jisai nežada, kaip Alonsas pensijoje būdamas, važiuoti. Pasaulyje yra maždaug... Jisai jau minėjęs yra sezono metu bent keletą kartų. Kitų dalykų, kurie, ko gero, labiau domina ir žavi negu amžinas. Žinai, čia požiūrio klausimas, arba tu esi pro ir tiesiog dirbi savo darbą taip gerai, kaip sugebi, taip, tarkim, Fernando atveju. Nebūtina laimėti čempionatus, tu gali tiesiog padėti, vystyti formulę ten, nežinau. Ar tai yra Makso interesų sferoje? Žinai, šiuolaikinė karta visi jie tingi dirbti. O Maksas darbininkas. Okay. Dar vienas apie Formulę 1, paskutinis. Šią savaitę, aš nežinau, galbūt, kai mes išeisim į eterį, jūs jau tai žinosit, nes turėtų būti oficiali informacija, bet šią savaitę turi būti oficialiai paskelbta, kad priimta 11 komanda Formulės 1 ir jinai vadinsis Cadillac F1. O tu pastebėjai, kad reikalai į tą pusę, kad atsirastų komanda 11, pajudėjo tai tada, kai Andretti vardas iš to projekto kažkaip tyliai dingo. Čia 2 viename. Andrečiui buvo gražiai pasakyta, kad žiūrėk, kol tavo pavardė ten yra, tu nebūsi. Kitas dalykas, Andretti susitarė su GM, su General Motors koncernu, kad gamintojas ateina. Ne privatininkas, o gamintojas. Nors ten formaliai tai bus tas pats Andretti timas. O Andretis bus kaip ambasadorius komandos. Beje, kas įdomu, kad 26 metais komanda pasirodys su Ferrari jėgainė. Nuo 28 jie žada turėti savo. Taip, nes Cadillacas pasižiūrėjo tvarkaraštį, per kiek tai įmanoma būtų padaryti. Ir tik 28 metais savo jėgos agregatą gali sukurti.
Tai va, tai iš manęs kažkaip... Bet tai yra labai geros žinios Formuliai 1. Manau, kad puikios žinios. Ne visiems tai patiks, nežinai, įsivels dar vienas žmogus, dar viena komanda dėl taškų kovoti pradės ir komanda, kuri turi milžinišką patirtį kitose formulių lenktynėse, tokiuose kaip Indy karas. Tai nebus lengvas žaidėjas, tai nebus paprastas žaidėjas šitoj rinkoje. Man tai yra geros žinios. Manau, kad puikios žinios. Bet tai, žinok, tikrai ne paskutinis dalykas, kurį galima aptarti, kalbant apie Las Vegaso savaitgalį, nes, mes žinome, kad liko 2 etapai, vienas iš jų sprinto, abu jie jau bus, lietuviams žymiai humaniškesnių laikų, tai yra Kataras, tai ten plus -2 valandos, berods. Kataras ir Abu Dabis, tai bus gana komfortabilu žiūrėti. Vienas iš jų bus sprinto savaitgalis, bet intriga vis dar lieka labai didelė konstruktorių taurėje. Ir Sainzas po finišo sakė, kad darysiu viską, kad Ferraris laimėtų. Nes McLarenas lygtai toks biškai subliūškęs balionas paskutiniu metu pasidarė. Jo, Ferraris jis sparčiai vejasi. Taip, ir dabar pasižiūrėkime konstruktorių taurę. McLarenas vis dar pirmauja, bet Ferraris atsilieka 24 taškais. Tai yra, kai kalbam apie 2 pilotų nešamus taškus. Čia yra visiškai... Tai nėra... Kaip čia, striking distance. Taip, nėra neįveikiama. Ir vėlgi, Red Bullis gal nesakyčiau, kad atsigavo, jis toli gražu neatsigavo. Red Bullis vis dar, ko gero, yra netgi už McLareno. Žiūrėk, Red Bullis atsigavęs, Perezas neatsigavęs. Nes Makso 5 vieta gavo daugiau taškų negu Perezas berods per 6 paskutinės lenktynės. Vėlgi, aš nežinau, ar mes kalbėjom apie tai, kad Perezas rado dar naujų rėmėjų, kurie padengs tą skirtumą Red Bull komandai ir kurie moka jam atlyginimą, ne? Kad Perezas atsiveda vis daugiau rėmėjų, kad tik tai išsilaikytų Red Bullio komandoje. Bet, žinai, tokia gana įdomi žinia buvo paskelbta, kad Red Bullio direktorių taryba priiminės sprendimą apie Perezo tolimesnį dalyvavimą po Abu Dabio lenktynių. Tai yra pasibaigus sezonai. Tai yra ne kažkoks Christianas Horneris ten ar kažkas. Matyt, tas pinigų kalnas yra toks didelis, kad tenka direktorių tarybai priimti sprendimą. Ar imam mes tas babkės ir turėsim tik vieną formulę važiuojančią, ar neimam? Jo, šiaip tai, žinai, techninės sporto šakos yra labai, labai brangios. Ta reikia taip net pripažinti. Net tokiai komandai kaip Red Bullis yra skaudu. Bet čia nėra tai, kad tau reikia pinigų komandai, nes tu turi daugiau tų pinigų, negu reikia komandai, kadangi jos biudžetas yra uždarytas. Taip, tau reikia visokiom papildomom išlaidom. Tai yra žvaigždėms samdyti, nes pavyzdžiui, lenktynininkų atlyginimai neįeina ir top 3 komandos vadovų atlyginimai neįeina į tą biudžeto lubą. Jo, bet ten tas biudžeto lubas, ten... Žiūrėk, tikrai galima suoptimizuoti per kitas įmonės ir visokius. Bet vėlgi yra galimybė uždirbti pelną. Lietuvį, tuo jums čia sudėlios. Uždirbti pelną. Kodėl ta 11 komanda taip sunkiai buvo įleidžiama į cirką? Ne tam, kad kaip anksčiau būdavo ten komandos bėdžiai kaip Minardis, kurios, išleistų daugiau, jeigu turėtų, bet jos netgi nesurenka tiek pinigų, kiek funkcionavimui normaliam tokios minimalios pigios komandos reikia. O dabar su biudžeto lubomis atsirado pinigų kiekis toksai. Jo, tu žinai savo lubas, kad tu jau gali pelną gauti. Jo, jeigu surinkai daugiau, tai jau tu pliuse, bet kokiu atveju. Tu kišeniai turi. Gerai, tai ką, apie VRC? Apie VRC, taip. Vargšas Tanakas. Žiauriai gaila. Tanakas, sakyčiau, vikšrais pervažiavo per visų savo gerbėjų širdis, aš įtariu, kad Estijoje daug kas infarktą turėjo patirti. Mes dar netgi paklausėm estų komentarą, kaip jie gyvai komentavo tuo metu varžybas vykstančias, kai aš netgi sakyčiau, kad kažkokia visiškai stebuklinga, kaip tą parodė vaizdą visą transliacijos režisieriai.
Vyksta veiksmas, mes žiūrime ir Tanakas dar atsižymi paskutiniam tarpiniam greičio ruožo finiše ir matosi, kaip jisai vejasi tuo metu pirmavusio Mikkelsono, kuris atidarinėjo trasą rezultatą. Niekas Mikkelsono rezultato nepavijo. O Tanakas staiga kažkaip lyg pradėjęs lėčiau, pradeda vytis, mažina ir atsižymi paskutiniam tarpiniam finiše. Ir tada mes dar kažką komentuojam ir staiga toksai Tanakas besidantis balaklava pošalmį Romas, kaip jisai ruošiasi greičio ruožui. Ir klausimas kyla, kodėl rodomas Tanakas besiruošiantis greičio ruožui. Ir tada įjungiama, kai jau patikrinta buvo, kad viskas žmonių prasme sveikatos tvarkoj, tada įjungia vaizdo įrašą, kaip viskas įvyko. Sekmadienis. Gerai, pradėkim iš eilės. Tai paskutinis pasaulio ralio čempionato etapas, Japonijos ralis. 2 klausimai. Pirmas, teoriškai Otas Tanakas gali laimėti pasaulio čempiono titulą, jeigu Thierry Neuville'is gauna nedaugiau negu 5 taškus. Bet čia tuo atveju, jeigu Tanakas paima maksimumą. Jo, ir tai Tanakas paima maksimumą. Gauna. Tai šeštadienį laimi, sekmadienį laimi, Power Stage laimi. Gauna absoliučiai maksimumą taškų. Ir Tanakui dingsta variklio gale. Ir jisai Neuville'ui dingsta variklio gale, jisai krenta smarkiai rikiuotę žemyn. Jis ten apie 8 minutės, man atrodo. Jo, Tanakas laimi penktadienį, laimi šeštadienį, gan komfortiškas atotrukis, pusė minutės plius minus. Jį bandė Evansas gaudytis. Jo, bet Evansas, jis, man atrodo, Evansui pasakė, taip liniuotė per nagus. Ne, man atrodo, taip tik užteko padaryti ir viskas. Bet vėlgi, žinai, kai tu pradėjai apie tai, kad, Tanakas, jeigu surenka maksimumą, Neuville'ui reikia tada 6 taškų. Bet pagalvok, tai yra asfaltinis ralis, Japonija, kur Tanakas niekada nėra laimėjęs. Tanakas nėra, taip, jisai universalus yra pilotas, taip, bet ant žvyro jisai gali būti dievas, bet ant asfalto yra ne tas pats Evansas, ko gero, pajėgus greičiau važiuoti. Bet žiūrėk, kaip tas pats Neuville'is. Neuville jau tu aptarei, kad Neuville'is gavo kliurką iš Hyundai turbinos vožtuvo. Bet tai yra ruduo, tai yra Sebastianas Ožie, tai yra labai besikeičianti danga. Ten ne tai, kad sausas asfaltas, sutinku, tikrai tu teisus. Bet kai tu turi matyti ir jausti sukibimą, tai Elfinas Evansas jau krenta iš konteksto, mano manimu. Bet ant ko užsirovė Tanakas sekmadienį? Ant lapų ir drėgmės. Tai kaip tu paaiškintum, kaip atsitiko? Sekmadienis pirmas greičio ruožas ir, kaip sakė Otas, mačiau, kad slidu, bet nesitikėjau, kad taip. Ir dar viena istorijos dalis, kad Oto taškai yra gyvybiškai svarbus Toyotai. Kai iškrito Mikkelsonas pabučiavęs medį, kai Tanakas kai Thierry Neuville'is nukrito 8 minutės gavęs dėl neveikiančio automobilio. Vėlgi Ožie penktadienį ryte keitėsi ratą. Jo, 2 minutės. Tai kai sumeti visus dalykus į puodą, tai gaunasi. Jo, bet pažiūrėkim, šeštadienio vakaras. Baigėsi 2 diena lenktynių. Tanakas pirmauja, Mikkelsonas su Neuville'u subinėjai. Nesubiniai. Mikkelsonas gauna 7. Neuville'is 7. Pakyla iki 7 vietos, gauna ten 4 taškus berods. Už tai pretenduoja į 4 taškus. Reiškia, sekmadienį Tanakui reikia viską laimėti ir melstis, kad Neuville'is negautų dar 2. Nes jeigu jis gauna dar 2, jisai čempionas. Bet už Tanako nugaros yra 2 Toyotas. Ir dar yra Katsuta. Ir dar Katsuta, kuris lenktyniauja dėl 3-4 vietos. Tai reiškia, jeigu Tanakas ne pirmas, Toyota aplenkia Hyundai konstruktorių įskaitai. Tai Tanako taškai yra absoliučiai gyvybiškai svarbus. Ir sekmadienis pirmas greičio ruožas. Kažkas neįtikėtino. Ir slysti vieną pusę, slysti kitą. Tiesiog tą sunku suvirškinti. Oro nusileidė į didelį gilų griovį
ir supranti, kad tavo pasaulio čempiono titulas, konstruktorių taurė ir dar ne tai, kad ne antras, ir dar krenti į 3 poziciją, nes laimi žmogus, kuriam skauda, kai vairuoja. Elfinas Evansas. Bet žiūrėk, Centrinės Europos ralyje, tokia skaudžia avarija labai Ožė patyrė. Viena iš daugelio šiais metais paskutinis greičio ruožas. Skaudžių avarijų. Tai ar ne taip? Ir Ožė labai gana teisingai, kaip pagrindinį veiksnį tos avarijos, sakė esant nebuvimą trasos žvalgų vadinamų. Tai yra tame greičio ruože buvo labai tvarkaraštis glaustas ir nespėjo pravažiuoti. Antrą kartą, kai greičio ruožas prasidėjo, prieš antro greičio ruožo startą nebegalima buvo įvažiuoti žvalgam, kad patikslintų, kokia yra kelio būklė. Bet Tanakas turėjo žvalgų informaciją turėti. Šiuo atveju taip, tikrai. Tai aš akivaizdžiai įtariu, kad tiesiog stenogramui nepakankamas dėmesys tai vietai buvo skirtas. Žinai kaip, 5 ar 6 Tanakas skundėsi, kad žvalgų informacijos tiek daug, kad jis nesuspėjo suvirškinti. Aha, tą girdėjau jo. Kad jisai turi nebekreipti dėmesio, nes neįmanoma suvirškinti tiek daug informacijos. Nes toj situacijoje, kur jisai patyrė avariją, ten iš vairavimo jokio nebuvo. Ten buvo paslydimas, kur atvažiavai ir esi jau keleivis. Taip. Ir beje, dar desertui Heikis Kovalainenas ant viršaus užlipo. Nors Kovalainas jau žinojo, kad ten yra įvykusi avarija. Ir kiek aš mačiau įrašą, Kovalainas visai kitokią trajektoriją, netgi į posūkį atvažiavo, bet ten tokie cirkai buvo. Tai va, rezultatas yra toks. Elfinas Evansas per skausmus laimėjo, pirmą kartą šiemet laimėjo, aplenkė Tanaką bendroje įskaitoje, pakilo į 2 vietą. Čia tas atvejis, kai ne Elfinas laimėjo, o kai visi jo varžovai pralaimėjo. Jo, gal taip. Tai Toyota laimėjo konstruktorių taurę. 3 taškais. 3 taškais. Tik 3 taškais. Tai reiškia, Power Stage'as nulėmė konstruktorių taurę. Paskutinis absoliučiai greičio ruožas visų metų. Va čia tai yra kova. Bet kita vertus, kaip teisingai taktiniu būdu sekmadienį pasielgė Toyota, po to, kai Tanakas, žinoma, padarė tą skylę visame laive Hyundai'aus, jie sutelkė dėmesį ne į sekmadienio Super Sunday vadinamų taškų, o į Power Stage. Taip. Nes Super Sunday laimėjo Novilis. Ta prasme, sekmadienio taškų maksimumą paėmė Novilis. Antras baigė Mikkelsenas, kuris pasirodo gali važiuoti greitai, jeigu to reikia. Ir tai yra atsakymas į klausimą, kodėl taip lėtai važiuoja Mikkelsenas, ne? Mikkelsenas gali važiuoti, kai reikia greitai, ar tu tikras? Power Stage dar vieną medį nuskynęs. Dabar mes pirmą dieną... Bet tas medis buvo toksai, tai jie laimė, kad toksai. Kurį lietuvių ralio meistrai vadina krūmais, man atrodo. Jo, brandesni krūmai. Dabar jisai galėjo drąsiai užblokuoti kelią ir užblokuoti visą Power Stage. Jo, ten laimingai baigėsi. Taip. Tai nežinau, ar jis gali. Ir vėlgi dešiniu kampu, kaip ir jisai penktadienį, kad avariją patyrė. Ten stebuklas, kad jisai nenusirašė. Vėl toksai atvažiuoja ir man jau trūksta vietos ir čia... Jump. Lygiai taip pat jisai avariją padarė penktadienį. Taip, lygiai taip pat per dešinę pusę. Bet penktadienį jisai nevažiavo greitai. Sekmadienį aš pateisinčiau, nes jam užduotis buvo važiuoti kaip sakė, flat out. Ir jisai pats sakė, negalima daryti nei mažiausios klaidos. Ir jisai atsiprašinėjo po Power Stage, kad jo čia klaidą padariau. Tas manau, kad jam nepadės ateityje. Bet sekmadienį jisai padarė klaidą važiuodamas flat out, kaip sako. Tai pateisinamas, sakyčiau. Ir VRC2 paaiškėjo pasaulio čempionas VRC2 įskaitoje.
Aš sakyčiau, kad Pajariui, nes prieš savaitgalį aš nebuvau į temą įsigilinęs pakankamai ir galvojau, kad Pajariui reikia pergalės. Ne, jam reikia antros vietos. O jam reikėjo antra vieta, tai tiesiog lyg padėta ant stalo. Nu taip, jau tu turi tikrai maksimaliai saugiai važiuoti, nes ten vienintelis turbūt su kuo būtų reikėjo kovoti, jeigu reikėtų pergalės, tai Grezinas, daugiau ten nelabai buvo kandidatų. Ir vat klausimas, ar jisai buvo pajėgus su Grezinu sukonkuruoti dėl pirmos vietos? Būtų labai įdomu. Būtų sunku tikrai. Nes atsilikimas didelis. Kita vertus, Grezinas turi greičio, bet jo patikimumas yra gana žemas. Jeigu jį užspaustum, taip. Tada jo patikimumas kritiškai sumažėja. Samis irgi nėra asfalto specas. Taip. Ir galų galiai Citroenas labiau pritaikytas. Bet palygink jo asfalto sugebėjimus praeitais metais, kai jo buvo pirmas sezonas Rally 2 ir šiais metais. Šiais metais jo kokybė ant asfalto pakilo. Tiesiog matosi, kokį milžinišką progresą vaikinas padarė per vienus metus. Ir ta proga toks šiek tiek liūdnoka, kad jisai skiriasi su savo gražiaja šturmanė. Tai jo. Nuo kito sezono jie važiuos atskirai. Pamačiau, sakė, keliai mūsų skiriasi. Ir po finišo dar jo klausė žurnalistai, kaip tu matai savo ateitį. Jis sakė, kad panašu, kad aš važiuosiu rally kitais metais. Kad jam jau pažadėta vienas Toyotas komanda. Ir sakė, šiais metais aš važiavau su Toyota, kuri man buvo patikima, greita. Tai sako, vėlgi markės aš irgi nekeisiu. Tai jisai du faktus paminėjo. O kokia programa bus? Kalbos jau anksčiau buvo, kad jisai važiuoja už Toyota Rally 1. Tik tai ir visą sezoną. Ar tu esi tikras būtent? Aš nesu tikras, kad jisai visą sezoną, tai aš beveik esu tikras, kad ne. Palaukiam, pažiūrim. Bet dar viskas gali labai priklausyti nuo to, nes dabar nėra visiškos garantijos, kad Rovanpera važiuos pilną sezoną. Dabar nėra garantijos. O tu girdėjai, kaip kad Suta po finišo Power Stage sakė, kad džiugu, kad aš čia greitai važiavau, nes tai gali būti mano paskutinis ralis, niekada nežinai. Paskui jo paklausė patikslinti, tai ką tu nevažiuosi. Ne, aš nesakau, bet visą laiką gali būti paskutinis kartas. Matai, daug nežinomųjų dar Toyotos komandai. Nes panašu, kad Suta yra labai neramus dėl savo ateities. Bet labai greit sužinosim. Vėlgi, žinai, mes čia apie Tanaką, apie visus šnekėjom, bet tikrai reikia pagerbti Tyrinių Vilį, kuris po 15 metų Rally 1 kategorijoje, taip gal gero reikia sakyti. Po kiek jis kartų? 5 kartus yra antras buvęs? Bandymų yra daug turėjęs. Bandymų tapti čempionu. Jeigu neklystų, 5 kartus yra buvęs antras bendroje įskaitoje. Bet, yra fantastiškas Nivilio sezonas. Ir vėlgi, šitose lenktynėse jisai nepadarė pats grybų. Tai yra gavo labai skaudų smūgį iš technikos, kai tavo turbinos slėgio vožtuvas atsidaro. Ir, aš taip bandžiau, aišku, labai turėdamas mažą faktinę medžiagą, įsivaizduoti, kokią galią turėjo jisai antrą pusę penktadienio, plus dar galiuką to prieš pietinio greičio ruožo pabaigą, kai jam būtent tas vožtuvas sustreikavo. Tai, gerai, aš taip įtariu, iš pradžio aš sakiau, ar 1,5, ar 200 arklių, nesąmonė, come on. Bet turbinos slėgio tas variklis, kuris yra derintas važiuoti su turbina, jisai klausimas, ar 100 arklių generavo. Čia kaip su Dačia važiuot. Tai su daiktu, kuris... Ir su dujom. Ok, žiūrėk, bet kokiu atveju apie komandas, jų rikiuotę kitam sezonui sužinosim labai greitai. Nes pirmas etapas kitų metų jau sausio mėnesį Monte Carlas tradiciškai. Ok, sausio pačiam gale paskutinis savaitgalis, bet vis tiek tai yra gan greit. Labai greitai. Tai ką mes žinom, jau sakėm, ar ne, kad hybrido nebus? Jo, hybrido nebelieka.
ir atsiranda kvalifikacija. Pirmi trys bičiai kvalifikacijoje, na, shakedownas ir kvalifikacinis greičio ruožas. Pirmi trys vaikinai, kurie geriausią laiką kvalifikacijai parodo, jie gali pasirinkti savo startinę vietą penktadienį. O, okay, čia tas yra klaikiai svarbu, nes man atrodo, bet tik pirmi trys. Taip, Niuvilis prisiverkė galų gale, o Žie prisiverkė nepavyko. O Žie verkė kiek 10 metų, nepriverkė. Na, va, matai. Prieš tai dar Loebas verkė 10 metų, nepriverkė. O Niuvilis per vieną sezoną prilašino tą taurę kantrybės. Bet tai ne faktas, kad jisai bus tarp tų trijų kiekvieną kartą. Vėlgi, aš nežinau, ar tu matei kadrus, kai Niuviliui buvo pranešta, kad Tanakas patyrė avariją, o tai reiškia, kad jisai tampa pasaulio čempionu. Gaila. Žinai, kodėl gaila? Todėl, kad kai pavyzdžiui Ožieras patyrė avariją ir tai pasakė Tanakui, Tanakas sakė, čia blogos naujienos, gaila. Kai Ožierui pasakydavo kažką tai, kad Tanakui nepasisekė, jis irgi visą laiką sakydavo gaila. O ta reakcija man nepatiko. No. Atsiprašau. Bet jinai buvo natūrali. Jo, tai tai ir parodo žmogų. Anyway, pabaigai truputėlis Dakaro. Truputėlis. Labai trumpai buvo klausimas apie Roko Baciuškos automobilį, tai jisai turėtų būti absoliučiai toks pats kaip Benedikto Vanago. 1:1. Tai yra T1 Ultimate Evo. Paskutinės specifikacijos, kaip čia pasakyti gražiau, paskutinės specifikacijos, bet ne toks pats kaip gamyklinis, nes gamyklinis būna visada modernesnis. Dar tai reiškia, truputėlį plus. Jo, tai reiškia 2 Toyotos automobiliai, kur važiuoja tikrai gamykliniai driveriai, yra šiek tiek geresni. Visi kiti važiuoja -1 metai. Tai toks yra Roko Baciuškos automobilis, bus labai įdomu žiūrėti tiesioginę jo kovą su Benediktu Vanagu ir aišku, čia dar Vladas Jurkevičius, Aisvydo Paliukėnu su naujausiu miniuku irgi įsimaišys į kovą. Vlado forma ralyje klasikiniam yra superinė po šio sezono ir tai motivacija superinė. Geroj formui. Labai geroj formui, jo labai gera forma ir bus žiauriai įdomu. Beje, berods šį savaitgalį jie startuoja Abu Dabi Bajai. Tai bus geras susipažinimas su automobiliu. Abu Dabio Baja tai vien tik tai kopos, absoliučiai vien tik kopos, jokių akmenų, jokių uolų. Bet susipažinti su miniuku bus labai gera proga, reikia pasižiūrėti, kaip jie ten važiuos. Nežiūrėjau dar nei kokią konkurenciją, nei kas važiuoja šalia, bet bus įdomu. Tai, ką žinau, žiūrėkit mus, valgykit donytę, žiauriai skani, doki nebekramtom, nes gavom labai daug velnių nuo jūsų, už tai, kad kramtom eteryje, tai nebekramtom, valgysim namie. Tiesiog gal klausyti trukdo ir sukelia vėlgi apetitą. Taip. Tai va, tai susitiksim kažkada. Iki pasimatymo. BetSafe Casino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery. Reach for more.